pasirengusi? Taip, pasirengus. Gerai, Vilma, aš prašau tavęs energetinėme, informacinėme lauke surasti subtilėje eterinę energetinę kopiją rasos įsikūnijusią žemėje. 1, 2, 3. Radau. Nusiima kaukės ir hologramos, fantomas pasireiškia pirmapradžių pavidalu, atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jie užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Jei rasa išeina iš bioroboto ir atsistoja šalia, jei jos biorobotė yra svetimas kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Išėjo fantomas. Fantomą apvalkalę matau. Fantomas apvalkale, Mhm. bet tai netrukdys pakelti. Ant bioroboto nieko nėra. Ne. Gerai, apsaugome jos fizinį bioroboto apsauginių grinų švarių absoliutų energijos rautų, talpinam rasą į apsauginį skafandrą, darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtiliaja rasos kopija pakilk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3, kėlimas prasidėjo. Nesėtai. Gerai, ir tada mano ketinimo gale šitas apvalkalas nuo rasos fantomo nuimamas ir patenka į kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Atlikta. Mes sveikiname su rasa ir klausime, ar jį pasirengusi diagnostikai, ar patikės jį mums savo biolauko seansų periodai. Taip, jinai patikės. Gerai, Manai prašau, sako, kad nusilaukia. šaunu, mes čia. Prašau nuskaityk jos fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinė vertė hercais. 73 prie 15. Gerai, tada ir mano ketinimo galėti darau kanalą ir duodu jai 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Paprašysim rasos subtiliosios kopijos įsiskaidyti į 7 atskirus fantomus ir atlik jų diagnostiką. Išsiskaidai. Raudonam fantomui, ne raudonam, tam oranžiniam labiau. Matau kažką, kaip patamsėjimą kažko. Čakra nedirba taip, kaip turėtų. Ir mėlynam fantomas kažkoks patamsėjimas. Violetinis mažiau ryškus, matosi tos spalvos, bet šiek tiek netoks ryškus. Daugiau nieko. Gerai, kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia į vieną bendrą. 1, 2, 3. Susijungia. Perinam prie gilesnės diagnostikos, duodu diagnostikos komandą ir susikoncentruok prisijung prie rasos biolauko, kuris visame savo energetinėme kūne, visuose savo fantomuose pilnai suprojektuoja visą biologų. Aiškiai matai visą svetimą energiją jos energetinėme lauke. 1, 2, 3. Užsidegė, matau. Pilvo apačia. Galvos sritis, kaktos sritis labiau. Ir mažesni šiturėliai tokie matau, kaip einantis iš galvos į ranką jos. Konstrukcijų kažkokių būtybių dar Yra nematai. kažkokia konstrukcija einanti iš galvos į ranką. Tiesiog per stuburą labiau sprandos srityje. Gerai, mano ketinimo gale šita konstrukcija yra neskausmingai ištraukiama iš rasos biolauko ir patenka į narvo kalėjimą. Jinai atsijungia. Tokia įdomi konstrukcija, dar nemačiau tokios. Kaip vamzdelis. Vamzdelis ties stuburu. Sprandos stuburu. Ir galvos srity toks kaip juostelė, apskritimas iš juostelės. Tokia kaip metalo, panaši metalo konstrukcija. Tokia kaip laidai, jinai dar palauk atsijunginėje. Išėjo narve. Narve? Taip. Gerai.
Rasa, tu pilnateisė savo energijos šeimininkiai ir kiekvienas, kas su tavim interferuoja, automatiškai patenka į tavo valdžią ir tampa tavo įkaitu. Atsirodo narve kalėjime 1, 2, 3, būtybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Matau vieną kanalą, demoniškos struktūros atstovas. Daugiau belukė nėra nieko. Pasišalino atsakingas už konstrukciją. Kanalai irgi nėra, ne? Ne. Gerai. Virš demoniškos struktūros būtybės narvo atsiranda skaičius hercais, parodantis jo lygį. 1, 2, 3. 14 Gerai. Demonas ramus. ramus. Tramdomųjų marškinių nereikia. Juokiasi. Gerai. Jis bando pavidalą savo keistą. Bando savo pavydalą keisti. Na, hologramas. Nusiema kaukės ir hologramus. Būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavydalu, atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Dabar matau jo pavidalą. Žinai, bandė nuskaityti rasos biolauką, jos baimės ir bandė tiesiog Išgąsdinti. kažkas panašaus į tai. Bet mūsų apsauga turėtų apsaugoti. Gerai. Rasa žiūri, jie jo nebijo. Na ir gerai, teisingai daro. Aš noriu tada išsiaiškinti su konstrukcija. Ir mano ketinimų gale atsakingas už šitos konstrukcijos, kurie yra mūsų kalėjime narve pastatymą rasos biologija, yra pritraukiamas į kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Humanoidas. Kažkaip taip ir galvoju, kad turėtų būti šitas humanoidas. Humanoidas iš kur tu? Jisai svaidosi pats, jisai man bando telepatiškai perduoti Nibiru, Utą. Humanoidas. Reikės tave paauklėti? Ar kalbėsi tai? Nereikia. Ar sakysi teisybę? Iš kur tu? Uta. Uta. Bet apsilankai kartais ir Nibiru. Tenka. Supratau. Prieš kiek laiko buvai įėjęs į šitą biolauką? 3 savaitės. Ir kada bandei pabėgti iš jo? Prieš kiek laiko? Ar buvai išėjęs šiaip pasivaikščioti ir žadėjai dar sugrįžti? Išėjau prieš dieną. Žinojau, kad jūs ateisit. Tai ko konstrukcijos nepasiėmė su savim? Vyliausi, kad nerasit. Naivuolis. Tik žinau, jeigu mes rasim konstrukciją, tai mes tave pritrauksim vis tiek, bet kokiu atveju. Jisai rodo į mane pirštu. Jisai rodo. Sak, per daug matai, ne? Jisai telepatiškai man perdavė, jisai matė tą juostelę mano biolauke, mano galvoje ir jis tiesiog tikėjosi, kad aš nepamatysiu. Šit kaip. Jis tikėjosi, kad grėjų technologijos padės jam pasislėpti. Paslėpti savo konstrukciją. Toks jausmas, kad dirba iš vienas. Šaunuoliai, gudriai jūs čia. Gerai, humanoidas, kaip matai, tau nepavyko pasislėpti, paslėpti konstrukcijos paskirtis. Nes perduoda sielos dalelių kaupimas. Sielos dalelių kaupimas. Tada tu virš rasos biolauko matai skaičių, parodantį sielos pilnumą 100% skalėje. 1, 2, 3. 99. Tai 1% konstrukcijų. Teisingai suprantu? Nesilinkčiojo galvą. Gerai. Su humanoidu viskas aišku. Demonas. Prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? Šypsosi. Nesuprantu. Žiūri mane, šypsosi. Ir perdada nori sinchronizuotis. O tu taip nenori.
Nori pašnekėti per tavo balso čakrą. Ir ką tu nori išgirsti? Prieš kiek laiko patekai į šitą biolauką? Keletą savaičių. Kokiom aplinkybėm, kodėl tu patekai į šitą biolauką? Radau atviras duris ir įėjau. Mhm. Su kažkokiom neigiamom emocijom įėjai, ar šiaip buvo žemos vibracijos, blogos mintis, liūdesys, apatija? Miego metu. Miego metu. Šiaip miego metu turėtų žmogus krautis energijos. Jei kanalas švarus. Supratau. Vadinasi, kanalas. Mums nėra problemų įeiti į biolauką jūsų ir jūsų fizinį biorobotą. Nu, tavo 14 Hz, jos Jūsų 15. asmenybės gali susidvejinti, kaip jūs sakot. Jūs taip vadinat. Mhm. Tai mėgsti būti tas kita asmenybė, sudvejinta. Man patinka pažaisti jūsų sąmonėm. Kai jūs po to nesuprantate, kodėl taip padarėte. O žmonės kankinasi, iš kur pas mane tokios mintys, kodėl aš tai padariau ir kam aš tai pasakiau. Galėjau visai nesakyti. Keisti jūs padarai. Ne, čia jūs keisti. O Jūsų ne. kur tu matai mūsų keistumą? Dirbate pasislėpę, jūsų nesimato. Žmonės negali. Nenorite ir A, nematote. nu, gal ir gerai. Norite mus pamatyti? Gal ir gerai, kad mes nematome, nes tada mes... Suorganizuosim. O, tai to prisiprašiau, matai. Gerai, demonas, Tu pasijuokėme turi baimių. ir užteks. Demonas, turi savo kažkokių tai artefaktų palikę šitam biolauke? Jisai rodo aplink jos galvą. Skraido kaip širšės. Širšės. Ir ką tos širšės veikia? Jaukia mintis? Pažanga. Pažanga, jau mes žinom, ką Jūs jisai. jau žinote. Mes jau žinom. Ne pirmas kartas susidurėm. Gerai, mano ketinimo galėtos širšės patenka į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Atlikta. Daugiau kas demonas? Batukai, kojinytės, raišteliai, virvės, Pirštinės. pirštinės. Ir ką tos pirštinės darė? Rinko neigiamą energiją? Fizinis skausmas. Fizinis skausmas. Ir kodėl tu kėli žmogui fizinį skausmą? Skausmas tai mūsų vibracijos. Na ir gerai, demonas gauna 100 000 Hz smūgį. 1, 2, 3. Jisai nelabai patenkintas. Nu ir kaip tau? Sumažinai savo vibracijas truputį. Jisai stebi tave. Kodėl tu gali sau leisti žmogui kelti fizinį skausmą, o mes tau ne? Ar žmogus prašė tavęs kelti jam fizinį skausmą? Ar išreiškė tokią valią, norą? Manau, kad... Tau patinka teisėjo vaidmuo? Aš tau parodžiau, ką žmogus jaučia. Tu nori galių? Ne, man gali užtenka. Aš norėjau parodyti tau, ką žmogus Jūs jaučia. turite suprasti. Mhm. Atsakomybė jūsų. O tu jauti atsakomybę sukeldamas skausmą žmogui? Mane veda išlikimo instinktas. Nu, tai mes irgi taip pat galim pasiaiškinti, kad mane veda išlikimo instinktas, už tai aš tau daviau 100 000 Hz. Tinka toks pasiaiškinimas? Kokią tu turi teisę?
O kokią tu turi teisę kelti fizinį skausmą žmogui? O tu turi teisę spręsti už kitą? O ką aš sprendžiu? Aš tik pasidalinau žmogaus skausmu. Jisai jautė skausmą, O tai tu irgi. jos paklausei, ar jinai nori suteikti man skausmą? Aš manau, kad jinai nenori pati jausti skausmo. O tu jai suteiki. O kodėl tu sprendi? Todėl, kad tu dabar esi mano kalėjime narve ir aš čia sprendžiu, ką su tavim daryti toliau. Užsimasikuoja uodegą. Mhm. Pyksta demonas. Gerai, papyk. Gerai, dar vienas klausimas. Humanoidai, tu čia vienas veikiai šitam biolauke? Ar kieno nors liepiamas? Jisai tyli. Kaip visada. Partizanai tylintis. Nieko nenori išduoti. Ir jeigu yra atsakingas už šito humanoido veiklą rasos biolauke, mano ketinimų galiai yra pritraukiamas į kalėjimą Narva. 1, 2, 3. Driežas. Driežas. Žinai, humanoidas dar telepatiškai bandė tavęs paklausti. Nu, ko jis norėjo paklausti? Nu, kas yra partizanai? Nu va, pasirodo ir jūs kažko nežinot, kas tai yra partizanai. Na, tiek to nepasakosim mes tau. Tegu spėliok dabar, kas tai yra partizanai. Jisai susimąstė. Gerai, Driežas, ką tu veiki iš čia? Kodėl mes tave pritraukim? Žinai, jisai ieško mano žodžių matricai. Partizano? Ja, tiesiog šitos sąvokos esmės. Jis Pa, tiesiog prašo pa, parodyti, kas pa, tai yra. pa, parodyk jam vaizdelį kokį nors iš karo, kaip partizanai miškuose kovoja prieš užpuolikus, priešų užnugaryje. Ir kai juos sugaudavo priešas, jie neišduodavo savo draugų. Todėl yra toks posakis, kad tyli kaip partizanas. Ar dabar aišku humanoidas? Jo, jisai nuskaitė informaciją. Nu va, pravedėm istorijos pamokėlį humanoidai. Driežas juokėsi. Driežas, ką tu čia veiki, kodėl mes tave pritraukim? Koks ryšys tarp tavęs ir humanoido? Pakvietėt ir pritraukėt. Tai mes nekvietėm specialiai tavęs. Vat, klausimas, kodėl tu prisitraukiai? Humanoidas dirba tau? Aš prižiūriu jį. Mhm. Jisai tavo koks nors vergas ar šiaip bendradarbiaujat? Nepriklauso jisai man asmeniškai. Supratau, bet jisai dirba jums. Vadinkim taip. Ir koks buvo užsakymas humanoidui? Tu žinai. Kiek turėjo energijos pavogti iš šito biolauko, kad atliktų užduotį? Pakankamai. Pakankamai, tai kiek yra 6 procentai? Ar dar daugiau? Nuo situacijos ir aplinkybių. Man tik įdomu, toksai klausimas. Žmogus, kai miršta fiziniam šitame pasaulyje, jo siela gali susigrąžinti sielos daleles iš jūsų pasaulio to pavogtas? Apie ką tu kalbi? Nu, apie tai, kad Nesąmoninga siela susigrąžinti savo daleles? nesąmoninga jinai yra čia, fiziniai plotmiai. Aš turiu omeny, kai jinai išeina iš šito fizinio pasaulio. Jinai vis tiek prisimena tą visą savo praeitą gyvenimą ir yra pakankamai sąmoninga. Bet jinai mato, kad trūksta pas ją tam tikro energijos Astrale kiekio. tokių sielų Aha, yra daugybė. kurios jau yra ištuštintos Tik ir nedidelis procentas jūsų sielų randa portalus ir iškeliauja. supratau. Toli dar jum iki Sąmoningumo. evoliucijos. Bet jeigu iš sąmoningų sielos pavogėt sielos daleles, jinai gali susigrąžinti savo ketinimo gale.
Jūs viską galite. Nu va, man to ir reikėjo. Svarbu tik tai norėti. Mes viską galim. Gerai, Driežas, tai viskas aišku, su humanoidu taip pat. Tada darysim tamsiosios energijos reversą kanalais. Ir dabar grąžinsim visą tamsią energiją, kurią Rasa gavo iš interferentų. Ir Rasos subtiliai kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus, į visus galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Ir kiek kanalų turim? 2 kanalus ant Su demonu ir su humanoidu. ir su humanoidu vis dėlto yra, ne? Nespėjo, Liko jo energijų šiek tiek biologija. nespėjo išėti pilnai. Eina tais kanalais. Į demoną. Tamsi energija. Į humanoidą. Tamsiai žalia kažkokia. Žaliai juoda. Baigėsi reversas. Gerai, tada aš duodu komandą Rasos subtiliai kopijai suformuoti tiesioginius kanalus į apvalkalą ir konstrukciją. Yra kanalai. Ir ant visų 4 kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Yra. Į reverso tvarką Rasa susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją, atgal eina dieviškoji švari. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžtam. Iš demono. Oranžinės čakros. Energija. Iš humanoido. Nedidelis kiekis šviesios energijos. To iš konstrukcijos. Jos gimtoji šviesi energija. Iš apvalkalų, kaip kosminė energija jos violetinės spalvos šiek tiek. Na, nepaklausim, kieno tas apvalkalas. Humanoidas čia tavo apvalkalas? Taip, slinkčia galva. Ir paskirtis apvalkalų. Kaip surinkiklis, kaip generatorius jisai perduoda. Tiesiog matau tą jos iš viršutinės čakros kosminė energija eina, jinai. Tiesiog buvo surinkinėjama, ta konstrukcija kaip ir toks, kaip bet daugiau jos gimtųjų dalelių, sielos dalelių kaupiklis ta konstrukcija. Apvalkalas labiau tiesiog tokia kaip baterija man ateina tokia informacija. Jie visur kaupia, visur energiją, kaip skanus kasnelis jie visi. Baigėsi reversas. Gerai, Vilma, pažiūrėk Rasos sielos pilnumą, matai skaičių procentais. 100. Demonas išeini iš narvo ir susirinki visus savo pajungtukus, savo artefaktus, pirštinaitės, viską, ką esi palikęs šitam biologijai ir grįžti atgal į kalėjimą narvą. Einama pirštinaitės, grįžo. Humanoidas, tau nereikia išeiti iš kalėjimo narvo, viską ištrauki šito Rasos biolauko, viską, ką esi jame palikęs, visas savo dalelės, nieko nepalik, nes tikrinome metu kanalų gali gauti didelį smūgį hercais ir sudegti šitam kalėjime narve. Jisai sako, kad nieko nebėra tenai. Gerai, mano reikalas buvo perspėti. Demonas lervų yra šitam biolauke? Ne. Gerai. Ir tada atliksim išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Rasos energijos su demonu humanoido konstrukcijos ir apvalkalo energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3. Vyksta išsinchronizavimo procesas.
Atlikta. Atliksim kontrolinį patikrinimą. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydinti ir virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Blokuoju visus kanalus, siūlau rasos subtiliai kopijai pakeisti visų pajungtukų čipų daviklių implantų konvektorių 1 milijoną Hz šoko impulsų. 1, 2, 3 smūgis. Atsijungia kanalą. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir kanalai iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Ši. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas. Jis nelabai draugiškas buvo, tai gal ir neduosim jam emocinio fantomo. Jisai žiūri. Gerai, duosim tik to jau, kad paskui neateitų man sapno metu vaidentis. Išsigandai. Neišsigandau tiek to jau. Nori fantomo emocinio. Mainais, kad nesivaidenčiau. Gerai, daug šneki negausi tada fantomą. Gerai, kviečiam tada tarpgalaktinės policijos pareigūnę Aną į mūsų diagnostikos kambarį. Į vietoje. Sveikinamės dar kartą. Sveiki dar kartą. Turime, kaip sakant, kaip visada, porelę, humanoidas ir driežas. Ir konstrukcija, kuri vogė sielos daleles. Manau, jie domina jūs. Taip, mes pasiimsime juos. Jie pajungti ir prie kitų žmonių. Konstrukcija apvalkalas naikinkit. Gerai, sunaikinsim. Su demonu išsiaiškinsim patys. Jinai juokėsi. Atsuko jį pažiūrėjo. Ja. Pasakė, nu čia jau ne mūsų Ja. reikalas. Aš žinau, aš juokauju paprasčiausiai. Nu ką, demonas? Išėjo. Nu ką, demonas, dabar tu mūsų valiai. Ir ką su tavim dabar daryti? Ką tu nori su manim daryti? Atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Juokus mėgsti. Nenori ten pažiūrėti į tą brandulį? Kaip tau perspektyva? Kaip tau tokia perspektyva nukeliauti tenais? Ką tu supranti apie šitą brandolį? Aha, tu daugiau žinai. Tai tu nieko prieš, jeigu ten nukeliausi. Tu žinai pasekmes šitų savo veiksmų. Neįsigandai netrupučiu? Aš tave kiaurai matau. Kiaurai matai, gerai. Gerai, Rafalkalas konstrukcija širšės iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Ši. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Kitą kartą demonas gali būti ir tu. Jisai šypsosi. Netyčia komanda, netai pasakysiu, suklysiu ar dar kas nors. Žaidi su manim. Gerai, demonas, nenori šitam ilgai žaisti. Pasirengęs išeiti? Jisai šypsosi. Skanuoja tave akim. Nereik mane skanuoti. Ar pasižadai daugiau iš šitą biologą negrįžti? Šitą ne. Ir į mūsų su Vilma taip pat. Jisai juokiasi. Jeigu susitiksim dar kartą, tai aš nebūsiu toks geras ir linksmas. Tokių kaip aš. Aplink jūs daugybė. Mes matome, jų čia daug pilna. Žinai, jisai ką parodo man? Aš pamačiau tavo kabinetą. Landžioje per portalą. Jisai tavo akį mirktelėjo. Draugelis, matai. Nu, pabandyk tik tai įlysti mano biologą.
Neapsidžiaugsi, man atrodo. Tikrai nebūsiu gailestingas. Jisai juokiasi. Ne 100 000 hercų gausi žymiai daugiau. Išeisi apdaužytas ir be ragų ir su skylėm dar. Perspėjimas, supratau. Ilgai teks lopytis. Gerai, demonas. Atsidaro portalas prieš laikrodžio rodiklį į demono egzistavimo plotmę. Ir demonas išeina į savo egzistavimo plotmę. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam ir statom ugninę pentagramą. Atlikta. Jis taip stebėjo tave. Na tai jeigu Jis žiūri. tiesiog skanavo. Na tai turi pajausti mano energijas ir visa kita. Norės pasigalinėti, galės užeiti. Parodysim, kas čia šeimininkas. Nėmaž mes jo nebijom. Narvai tušti. Tuščia. Gerai, patikrinsim dar, perinam prie magijos dažnių, jei tokia yra, ji tampa matoma. Švaru. Gerai, perinam į neramių besiblaškančių bekūnių. Luktar karūnai. Taip, kartuoti komandą, ar ką? Karto komanda dar. Perinam prie magijos dažnių, jei tokia yra, ji tampa matoma. Akis matau. Ir mano valios ir ketinimo gale formuoju kanalą į visus atsakingus ir susijęs su šia magija ir pritraukiu juos į narvo kalėjimą, kurie jis. Te būna taip, o taip ir yra. Matau fantomą. Moters. Nusima kaukės ir hologramos. Fantomas pasireiškia pirmų pradžių pavidalu savo atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir ką mes čia turim? Jinai bandė slėptis, bet jinai neragana. Prisistatysit, kas būsite. Ne, jinai nenori sakyti savo vardą. Jinai sako, aš neragana. Gerai, tada prisistatykit, kas tokie būsite ir kodėl mes jūs pritraukėme. Žinai, man eina informacija, poveikis biolaukui. Bandymas dirbti su rasos biolauku. Rasa ją žino. Ir gerai, tada mūsų diagnostikos kambarys statau ekraną, kad tu pamatytum situaciją šitame ekrane ryškiai ir aiškiai. Tiesiog matau situaciją, kaip tai yra bandymas skanuoti biolauką. Ir kodėl jūs tą darėte? Aš matau kortas. Taro kortas matau. Supratau. Ir ką mes su jie tada darome? Reversą darome? Rasa nori ją paleisti. Gerai, Rasa, jūsų žodis yra mums įstatymas. Jeigu jūs taip norite ir jūs ją žinote, Jos žiūri viena į kitą. Mes ją paleisime tada. Nu gerai, supratau, čia magijos kaip ir nelabai yra, bet poveikis buvo. Jinai pati yra susijusi su tais magiškais dalykais. Bet jinai nenaudoja prieš ją. Tiesiog kaip poveikis be jos. Dėl tokių pavidalų ir pasireiškia. Tai nebuvo tikslingas nukreiptas poveikis. Gerai, tada jinai nesako savo vardu, tai nežinau, kaip ją paleisti tada. Ir atsidaro portalas į šios sielos bevardės egzistavimo plotmę ir ji iškeliauja atgal. 1, 2, 3. Jinai išėjo savo biorobotą. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Nes ta magija tai keistai. Nei ragana, nei kas, vis tiek magijos komandose prisitraukia. Tiesiog taro kortos jos yra kaip įrankis. Ir ten tiesiog yra stiprus agregoras. Ir tai nebuvo tikslingai nukreipta kaip pakenkimas. Ar pagal kažkieno užsakymą, tai yra tiesiog kito žmogaus bandymas skanuoti. Tiesiog va tokią informaciją matau, kaip dėliojamos kortos. Ir žiūrimas būtent va to žmogaus. Jos žino vieną kitą. Gerai. Tada pereinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį, jei tokių yra, jos tampa matomos. Švaru.
Perinam į bekūnių įsibrovėlių dažnį, tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Perinam į negatyvių trukdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažnį, jie tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Gerai, iš rasos subtiliosios kopijos pilvo 2 pirštai žemiau bambos pradeda tekėti subtilioji šviesi balta rezervinė energija. Turim patamsėjimą. Teka jinai iš apačios per visą kūną. Konstrukcijos vietoje. Matau, kas tamsesnis artmes. Gerai, ir atsidaro portalas, su kuriais prieš laikrodžio rodiklį į galaktikos branduolį. Yra. Ir paimk aukštų vibracijų instrumentą rasos biologija likusių negatyvių energijų vibracijų pašalinimui. Ir kaip darbą išvalom visas likusias negatyvias energijas, jei jų likusios negatyvios energijos pilnai ištraukiamas. Neatlikta. Ir utilizuoji kartu su instrumentu, išmesk į portalą, sukuri instrumentas kartu su negatyvia energija iškeliauja perdirbimui į pirminę energiją. Uždaromas spaudoje, panaikinam. Neatlikta. Gerai, vadovaudamasi sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, rasa turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą, ar jį pasirengusi tai padaryti. Taip. Aš išreiškiu ketinimą balsu, o jo subtilioji kopija lai kartoja paskui mane. Aš iškeičiu visus susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau. Kontraktų priedus 1, 2, 3. Nėra kontraktų. Gerai, manifestą jinai turi, moko skaityti. Išvalysim emocinį fantomą. Išeina rasos emocinis fantomas 1, 2, 3. Ir į šį fantomą rasa projektuoja visas savo negatyvės, projektuojasi emocinėme fantome. Išėjo gamaliukas. Rasa pasirengusi numesti šią energiją. Taip, jau pasirengus. Atidarom portalą į galaktikos branduolį ir visa ši negatyvi emocijų ir minčių energija iškeliauja perdirbimui į pirminę energiją. 1, 2, 3. Atlikta. Uždarom atspaudoje, panaikinam. Atlikta. O dabar prašau pajung subtilę kopiją prie aukštų vibracijų šviesios energijos šaltinių, energijos, kurie rasa gauna miego metu. Užklausk biologų, kiek energijos reikia rasai ir kokio dydžio vibracijos maksimaliai komfortiškos šiuo metu biologui, jo pilnam atsistatymui ir korekcijai. 452 ir 32. Gerai, ir kai suskaičiuosiu iki 3, į rasos biologą pradeda tekėti 7 aukštų vibracijų srautai po 452 procentų kiekviename. 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto gale sustiprėja. Neatlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 32 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Merkabo matai? Jo, dabar matau Merkabą, bet jinai Aktyvuoju. Gerai, aktyvuoju Merkabą rasos biologę. Sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biologę. 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Atlikta. Lai rasos subtilioji kopija prisimena patį laimingiausią momentą savo gyvenime ir parodo mums skaitinę reikšmę hercais. 758. Pakelk rasos subtiliosios kopijos emocinės būklės lygį iki skaitinės reikšmės 758 Hz. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Ir energijos įsisavinimui grąžiname rasos subtilę kopiją į sistemą biorobotas sielą. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingio. Vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtiliųjų kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Švietai.